Labas, mūsų šeima nesenai įsigijo senos statybos 74 kvadratų butą. Kadangi jisai yra visiškai neremontuotas, mūsų laukia labai daug remonto darbų. Mes nusprendėm visą šį procesą filmuoti ir kelti čia YouTube. Todėl kviečiam tave kartu leistis į nuotykį ir stebėti, kaip senas naujas butas virsta jaukiais namais. Labas visiems, sveikinuosi su jumis nauja mūsų buto įsirengimo vlogė ir kaip matote iš video pavadinimo, šitas visas vlogas bus skirtas durims. Iš tikrųjų, visi didieji remonto darbai pas mus yra baigti, yra grindys, yra tvarkingos, nudažytos sienos. Dabar liko dar vienas paskutinis nemažai laiko ir biudžetą reikalaujantis darbas, tai yra vidaus durys. Nuo pat pradžių nusprendėm, kad tokie sprendimai kaip grindys, sienos ir durys norim, kad būtų mūsų bute kokybiški ir taip pat klasikiniai. Kadangi butą darome savo, su perspektyva gyventi ilgesnį laiką, tai tikėtina, kad po kokių 10 metų norėsime darytis kosmetinį remontą ir tikimės, kad tokių dalykų kaip grindys, sienos ar durys nebereiks liesti, jie neišeis iš mados ir kokybiškai tarnaus. Tai iš karto atmetėm variantą keliauti į senukus, depo, mokyvežę ar panašias parduotuvės. Nieko prieš neturiu, manau, kad ten irgi galima atrasti kokybiškų durų, bet tiesiog norėjom pasidaryti tikrai kokybiškas. Ir taip pat mūsų buto nišos durų yra nestandartinės ir yra skirtingų dydžių, skirtingų pločių, aukščių. Tai tiesiog žinojom, kad reikės kreiptis į gamybos įmonę. Ieškojom, kas gamina duris čia, Lietuvoje. Ir atradom įmonę Door Direct LT, kurie iš tikrųjų durų gamybą jau užsiema virš 25 metų. Sužinojom, kad didžioji dalis produkcijos yra eksportuojama į Skandinavijos šalis, tai tas kėlė labai didelį pasitikėjimą. Kreipėmės į juos, labai gerai mus pakonsultavo ir apsisprendėm, kad duris gaminsimės pas juos. Kas liečia durų dizainą, tai nenorėjom nei jokių stiklų intarpų, nei kažkokių ten modernių sprendimų. Norėjom klasikinių durų. Žinoma, man, pavyzdžiui, yra gražu paslėptos duris dabar, kas yra modernu, bet tiesiog mūsų butas daugiau nei modernėje pusė ir taip pat pagalvojau, kad po 10 metų galbūt žiūrėsiu tas duris, na ir bus keista. Tai tiesiog norėjom tokio dizaino, kuris jau ilgą laiką egzistuoja ir tikimės, kad dar ilgai egzistuos. Tai Door Direct LT tikrai nemažas yra pasirinkimas, juolab, kad jie didžiąją dalį produkcijos eksportuoja į Skandinavijos šalis, tai ir tas stilius yra klasikinis. Tai va, tai rinkomės tarp kelių modelių ir pasirinkom Finland DS1 modelį, pridėsiu čia nuotrauką. Iš esmės tai yra visiškai paprastas klasikinės duris su vienu langu. Svarstėm su keliais langais, turiu galvoje medžio apdirbimą langus, o ne stiklą, bet kažkaip pasikonsultavom su jais, kurios yra populiaresnės, klasiškesnės, tai vis dėlto patikino, kad geriausias sprendimas turėtų būti Finland DS1 modelis. Kas liečia spalvą, irgi yra toks niuansas, galima rinktis tarp šaltos baltos ir šiltos baltos. Iš pradžių kažkaip buvome įsitikinę, kad gal mūsų namams geriausia būtų šilto atspalvio balta spalva, kadangi visos mūsų spalvos yra šilto tono, tiek grindys, tiek sienos bute, bet kažkaip pasitarėm irgi su jais, pagalvojom, kad vis dėlto gal geriau imti šaltą baltą, nes šilta balta gali šiek tiek nueiti į gelsvumą ir tiesiog nereiktų jau taip visko labai derinti tonais, geriausia būtų klasikinis sprendimas šalta balta spalva. Tai va, tai modelį turim, spalvą išsirinkom, dabar mums reikia nuspręsti, į kurią pusę atsidarinės duris kiekvienam kambarį, kiekvienoje erdvėje. Ir taip pat reikia išsimatuoti visas durų angas, tai yra aukštį, plotį, gylį. Ir pateikus jiems, turėtų mums duris pagaminti per maždaug mėnesį laiko. Tai laukiu, kol atsikels Jogaila, susiruošim ir keliausim į butą, pasiimsiu ir jūs kartu, parodysiu, kaip apsisprendžiam, kokias duris ir kur statyti. Tai dabar turim užduotį išsimatuoti ir apsigalvoti visas durų angas. Mums pateikia instrukcijas, kaip turim išsimatuoti. Mūsų angos namuose nėra visur vienodos. Viso mes turėsim 6 duris. Kodėl jos nevienodos? Nes darėmės
Kai kur jau buvo angos, pavyzdžiui, tarp Jogailos kambario ir tarp miegamo buvo nešanti siena ir tebėra jinai. Mes jos visiškai nejudinom ir nieko čia nekeitėm. Tai šita anga yra durų tokia, kokia ir buvo. Kitur darėmės patys, tai irgi pagal savus išmatavimus, pagal tai, kaip kažkur norim sutaupyti vietos erdvėse, pasidarėm kai kur siauresnės, kai kur platesnės. Tai dabar turim visas angas išsimatuoti, gylį, aukštį ir plotį. Ir taip pat turim apsispręsti, į kurią pusę bus varčios, į kurią pusę atsidarinės duris. Kaip būtų logiškiau pasidaryti, nes, pavyzdžiui, miegamajam, kur dabar aš ir esu, bus lova didelė ir tikrai nėra daug tos vietos. Ir šiaip butose viskas yra apie mažas erdves. Tai norim pasidaryti logiškai, kad nebūtų taip, kad atsidarant duris kažkur užblokuoja praėjimą ar yra nepatogu. Tai kimbam į darbus, išsimatuosim ir pasidalinsiu su jumis, Andrius ten iškišęs galvą, ir pasidalinsiu su jumis mūsų sprendimais. Kiek čia gaunasi? Aukščiausias kažkur 8. Turim duris iš Jogailos į darbo kambarį. Čia buvo siena, mes jos nedarėm patys, tai tik išsipjovėm angą. Tai čia atidarimas tada greičiausiai į darbo kambarį, nes... Greičiausiai į darbą. Nes čia tada užsiblokuos įėjimas. Pagal mūsų ta logika buvo tai, kad mes atidarom į čia, o čia mes atidarom į čia, tai čia blokuosis tada tas praėjimas. Ir tada durys atidarysis. Ir šiaip labai daug, čia nėra didelis kambarys ir daug vietos užims, tai tada darom čia į darbo kambarį. Ir manau, kad ir sieną. Taip. Ir tada ir iš čia bus patogu, kad tu išeini, durys atidarai. Arba pilnai jos, jeigu bus atidarytos, tai bus tiesiog patogi erdvė. Ok, tada čia. Čia, kadangi irgi, gal tada nusprendžiam iš karto dėl šito, tai kadangi koridorius, tai irgi aš manau, kad darom, kad į sieną į vidų darbo kambario ir į sieną. Jo, tai aš gal čia nueisiu. Būtų aiškiau iš čia, kaip čia yra. Neblokuot ir čia, kad neblokuot nieko. Jeigu kažkas stovės, tai tiesiog tu atsidarai duris ir jos atsidaro į sieną. Manau, kad taip logiškiausia būtų daryti. Viskas, išsimatavom, viską nusprendėm dėl varčių, dėl pusių, tik aišku, dar pasitarsim su gamintojais, kaip yra logiškiau gaminti ir dabar reikės luktelti, kol pagamins mum duris ir tada jau parodysiu jum galutinę variantą, kai turėsim įstatytas, kokius sprendimus, kur, kaip prisitaikyti.
Taip? Taip? Taip. Ate. Tai sveiki visi, pagaliau sulaukėm savo durų siuntos, viskas atvyko vienoje paletėje, sukrauta gražiai, supakuota tikrai taip, kad nebūtų pažeista, tai išpakavom viską ir sunešėm į butą. Tai atsiuntė ir instrukciją iki to, kai atvyko durys, su visais kodais, su visais aprašymais, su instrukcija, kaip reikia duris laikyti, ką reikia daryti ir svarbiausia yra, kaip nepasimesti ir tinkamai sudėti visų durų dalis į jų vietas. Tai durys atvažiavo nesukomplektuotos į bloką, taip vadinamą, kad kai būna surinkta visai užstakta ir varčia kartu, o viskas atkeliavo atskirai. Tai stakta, apvadai ir varčia, viskas atkeliavo atskirai, bet, kaip ir minėjau, instrukcijai visi duomenys yra surašyti būtent kiekvieno kambario, kur koks kambarys ir kam kas priklauso. Tai kiekviena dalis turi savo lipduką su matmenimis ir spec užrašais, kurie atvaizduoti yra instrukcijoje. Ir labai lengvai viskas susiskirsto po savo vietas. Tai viską suneši į vieną vietą tam, kad ne pasimestų, kad nesusimaišytų ir mums tai užtruko gal 15 minučių maksimaliai. Pas mus iš viso 6 durys. Tai aš manau, kad čia iš tiesų yra labai greitai. Tai ta instrukcija tikrai gelbė. Jeigu būtų be instrukcijos, tai manau, kad mes ilgai truktume, nes reikėtų atgaminti, kur kokio aukščio, pločio durys. Plius minus angos yra visur panašios, bet vienu žodžiu. Tai ne apie tai, apie pačias duris, tai išpakavom kelias staktas tam, kad įvertinti visą situaciją, kas yra padaryta, kad galėtume nusiųsti ir nuotraukų ir papasakoti montuotojams, kokios tos yra durys ir kas jau yra padaryta, o ką reikės dar daryti. Tai šiuo atveju jau viskas yra praktiškai paruošta, tai visos skylės yra išfrezuotos, visi taškai, kur yra dedamos paslėpti vyriai, kur dedami, tai irgi yra išfrezuoti, visi gražiai nudažyti. Vienu žodžiu, viskas yra paruošta taip, kad realiai atėjus meistram reikėtų tik tais galutinai dar išsimatuoti, kokie yra tarpai, kad žinoti, kokius tiksliai varžtus reikia sukti, viską išstatyti, padaryti taip, kad jos niekur nejudėtų, užpurkšti ir sumontuoti apvadus. Tai tik tais, kad apvadai į kiekvieną kambarį prie kiekvienų durų jau atvažiuoja nepilnai supjaustyti, nes montuojant tikrai galima pamatyti, kad kažkur galbūt pritrūks, jeigu jau tau pilnai atpjaus, tai šiuo atveju yra su apsauga. Kažkiek yra daugiau palikta tam, kad galėtum nupjauti tiek, kiek tau reikia ir sumontuoti pilnai gražiai ir nekiltų jokių problemų. Tai va, o kas liečia dar pačią įmonę, iš kurios mes ir pirkome duris, nes svarstėme irgi, kalbėjome su jais, kokias visgi duris pirkti, nes norėjome sunkių, patvarių durų, kurios jaustųsi, kad yra, kaip sakant, tvirtos, tikrai ne popierinės, kaip būna tos visiškai jau pigios durys. Tai mums parekomendavo 2 variantus, tai yra ekofaniruotės, kur užpildas yra ne popierius, o jau tos drožlės. Tai jos tikrai ganėtinai geros. Jau mes pasirinkome pušies masyvo durys ir pilnai nudažytas baltas, klasikinės, galima sakyti.
Yra labai skirtingų variantų, bet mes pagalvojom, kad norisi to tokio paprasto estetinio vaizdo ir pati varčia yra labai paprasta, be kažkokių papildomų kvadratų, be kažkokių stiklų ar dar kažko. Toksai paprastas vaizdas. Tai papildomai dar mes gavome kartu su durimis ir visas reikiamas detalės, varžtus, klijus, kažkokius papildomus užraktus, kurie yra skirti montuoti apvadus ir taip pat paslėpiamus vyrius. Tai pačiose varčiose jau irgi yra viskas pilnai padaryta, išfrezuota. Sudėti ir spynos, liežuvėliai visi, liko tik tais rankenas mums sumontuoti papildomai, bet viskas jau yra pilnai paruošta. Tai va, turim iš viso 6 duris, kaip jau ir minėjau, tai dar papildomai ir patys susirašėm, kad vėliau jau nežiūrėti visų tų skaičiukų, kur koks kambarys, kad ant greičio viską rasti. Papildomai yra klijuojami lipdukai, kad nepamiršti, kur į kokią pusę atsidaro duris. Ir papildomai pažymėta yra vonios durys, tokių lipdukų bathroom. Tai kad irgi nepamiršti, kad čia yra vonios durys, kurios yra papildomai dar apsaugotos nuo drėgmės. Grįžtant prie tos temos, kad kodėl pasirinkom medžio masyvo duris ir konsultavomės irgi su vadybininkais, kad pirmas klausimas buvo, ar jos nevaikščios, nes daug kas yra sakęs, kad medinės durys, tai jos jau vaikšto ir labai jau jos yra lepios. Faktas, kad jos yra, bet bute praktiškai pastovus yra klimatas, nes yra pastovus šildymas, vėdinimas langai ir tu gyveni pastoviai. Tai nėra, kad kažkokia sodyba, kurioje yra medinės durys, ar labai senas gyvenamas namas. Tai mums jie patikino, kad tikrai jokių tokių problemų neturėsime ir neverta dėl to galvoti apie ekofaniruotę vien tik dėl šito faktoriaus. Durų montavimui pasikvietėm seną tėvo draugą Marių, kuris turi labai daug patirties su durų montavimu ir ypatingai mediniu. Surinktas taktą mes jau statome į durų angą ir pradedame visą lygiavimo procesą. Tai reikia visą tą taktą išlygiuoti, išcentruoti ir su gulščiuku įstatyti taip, kad viskas stovėtų lygiai. Ir nebūtų taip, jog kažkas vėliau neužsidarytų, netinkamai užsidarytų. Montuojant taktą yra naudojamos ir montažinės tos kaladėlės, tam, kad išlaikyti reikiamus atstumus nuo sienų iki tos taktos, kad ten tilptų tos montažinės putos. Ir taip pat tam, kad išstatyti, kad visur viskas būtų lygiai ir visi atstumai per visas kraštinės būtų lygios. Išstačius pilnai jau visas duris pagal gulščiukas, gręžiamos skylės į sienas. Kai jau yra pragręžta ir prisukta visas taktą varžtais, kabiname pačią varčią ant vyrių. Ir jau tada prasideda tikrai ilgas procesas viso išlyginimo, vėl su gulščiuku žiūrimi, ar viskas lygų, kaip užsidaro pati varčia, ar prisispaudžia tinkamai prie visų gumų, ar nėra kažkur tarpelių. Tai jeigu reikia, kažkur vėl daveržiami varžtai į sieną, kažkur biškiai atleidžiami tie varžtai yra. Tam, kad tos durys pilnai gražiai užsidarytų, visi tarpeliai būtų tokie, kokie reikalingi. Taip pat yra reguliuojamos ir pačios varčios tie vyriai, kur pakabinti, irgi jie turi tą reguliavimą. Tai jau ko negalima išreguliuoti su varžtais į sieną, tai reguliuojama pati varčia ant vyrių. Tai irgi yra dasukama kažkur, priveržiama, kažkur atleidžiama.
Na ir tada jau paskutinis žingsnis yra įpurkšti tas montažinės putas, kurios yra specialios to nulinio išsiplėtimo. Faktas, kad jos vis tiek kažkiek išsiplečia, bet ne tiek, kiek jau tos paprastos montažinės putos. Ir po to, kai yra pilnai užpurškiami visi tarpai, iš abiejų pusių yra būtina uždaryti duris ir įkišti į virš varčios tas montavimo kaladėlės, tam, kad tos putos neprispaustų staktos prie varčios ir kad nebūtų taip, kad neliks tarpelio, kad durys negalės atsidaryti. Ir tada jau reikia palaikyti kažkokį laiką, kol biškį susiims tos putos ir jau galima tada nebelaikyti tų kaladėlių ir galima laikyti atidarytas duris, nes vėlgi tiesiog neišeisi iš patalpos kažkurios, jeigu tau tektų ilgai joje būti. Pagaliau jau su durim, dar be apvadų, nes per vieną dieną būtų sunkoka įdėt. Durys visur susistatė, užpūsta. Su durų apvadais teko taip pat paplušėti beveik visą dieną, nes iš pradžio atrodo, kad tai labai paprastas darbas, bet iš tiesų reikalauja labai daug matavimų, tikslių matavimų tam, kad viskas labai gražiai sueitų ir tie tarpai jie nesimatytų arba minimaliai matytųsi, bet pjovimo buvo tikrai nemažai, ypatingai mūsų atveju, kai mūsų durų angos yra pritrauktos beveik visos prie sienų. O sienos ne visą laiką būna idealiai lygios, todėl teko kai kur pjauti netgi skersai su paklaida iki 0,5 centimetro. Taip pat dar vienas niuansas, kad kai yra paslėpti vyriai, tai reikia apvaduose išpjauti tas vietas, kur yra vyriai, nes kitaip jį gal neįsistato apvadai. Su staktos praplatinimais Jogailos kambaryje teko taip pat nemažai padirbėti, bet mums pavyko viską padaryti lygiai ir gražiai. Labas. Tai Andrius ką tik grįžo iš buto, užbaigė pagaliau viską su durim. Visus apvadus galutinai sudėjo, tai keliauju aš į butą, pati pažiūrėti ir parodyti jums, kaip atrodo mūsų jau užbaigtos durys. Tai va, toks vaizdelis pasitinka užėjus tik pro buto duris. Visai kitaip viskas atrodo. Oi, labai esu patenkinta iš tikrųjų durim. Labai gražiai atrodo. Apeisiu toj visas, parodysiu. Ir taip tyliai ramiai atsidaro. Ai, tik atsitrenkia, reikės ten pasidaryti mums ant žemės, kad nesitrankytų sienos. Taip, čia į miegamąjį. Įdomiausia dalis gal yra čia, nes čia, kaip matot, buvo niša plati, tai tokiu atveju dedamas va toks praplatinamas ir galima pasirinkti, kur bus duris ar giliau, ar šitą pusę. Tai mes pasirinkom Jogailos kambarį ir gražiai irgi viskas čia susidėjo. Dar vienas niuansėlis, kurį iš tikrųjų va tik montuojant su durų montuotoju aptariam, gal patarimas jum ateičiai, ko mes neapsigalvojom, tai kai darėm visas gipso pertvaras, tai visur duris nustūmėm taip į šoną. Tai va šituo atveju tada apvadai, kaip matot, eina taip priploto, o ne pasidengia viskas aplinkui gražiai. Parodysiu gal Jogailos kambarį bus truputį aiškiau. Va čia apvadas eina gražiai per visą plotą. O kada yra duris prie sienos, tai tada yra labai daug reikalų padaryti tos apvadus ir gal netoks gražus vaizdas, kaip kad va taip taisyklingai. Tai meistras patarė, kad kartais atitraukia 10 cm nuo sienos, tik aišku, jeigu formuojat kaip mes iš gipso pertvaras, tai tada reiktų dėti papildomą profilį. Tai čia irgi galima pasisverti, ar daugiau žaidimo
su apvadais ar daugiau žaidimo su pertvarom, bet gražesnis galutinis vaizdas. Nes pas mus realiai visur, kur mes dėjomės pertvaras patys, tai ten ir liko. Va čia tik vonioj gražiai duris, irgi išsistatė visas apvadas, o visur kitur jos pas mus va tai va priglaustos prie sienos. Čia irgi taip pat. Tai va. Atsistojau gražiausiam mūsų namų kampelyje, nes kaip matėte, dar visur statybinis bardakėlis yra, bet jau artėjom prie finišo tiesiosios. Tai šiam kartui tiek. Labai tikiuosi, kad šitas video buvo naudingas. Sudėjom tikrai daug informacijos, kuri tikiuosi, kad jums padės renkantis duris, priimant sprendimus, kokių jums durų reikia, kaip montuoti duris ir taip toliau. Pamiršau paminėti, bet duris prie viso bendro buto remonto biudžeto prisidėjo 3740 €, tai yra 6 medinės duris, rankenos, spynos, suktukai ir taip toliau. Šiam kartui tiek, atsisveikinu, labai tikiuosi, kad kitam vlogė pasimatysim jau galbūt kelsimės arba bent jau darysim kapitalinę šito buto tvarką. Ir kaip visada, palaikinkit šitą video, jeigu jums patiko, prenumeruokit mano kanalą ir jeigu turit papildomų klausimų, visada juos galite užduoti komentarų skiltyje, juos atsakau. Tai atsisveikinu ir iki kitų kartų.